Ką, išjudam iš rudeninės Lietuvos, turbūt į šiltą Italiją. Šiandien turėtų būti vakaras jau Romoje. Nu, pamatysim, ilgas kelias. Lagaminą pridavim, mašiną pastatėm, nieko nerezervavę, pažiūrėsim, kiek dabar reikės mokėti be išankstinės rezervacijos. Nu ką, viskas laiku, kol kas pagal planą. Laipinamės to lėktuvėlį. O, kokie eilė susidarė. Nu, Roma. Čempino oro uostas, bandysim dabar ieškoti, žis kaip čia reikia važiuoti, keliauti iki mūsų vietos. Nežinau. Ot nieką nežinom, visiškai nieką nežinom, bet keliausim, tikrai. O, nusipirkom bilietus, keliausim autobusu. O paskui peškom dar nemažai. Sekanti dalis kelionės metro, paskui dar autobusas, nu, paklaidžiosim. O, paskutinis etapas autobusas, ir tuoje apartamentai, Italijoje, Roma. Nu ką, mes jau čia įėjom į savo apartamentus, prašau, viskas, kvapai, paveikslai. Viską. O, čia porą kambarių turim. O, geras, matai, kažkas čia miegos. Paliko, o, tokia Roma senovė. Senovė kažkokia visokia. Virtuvėlė. O, kiek laikrodžių. Matai, na, einam, pažiūrėsim dar, koks čia mūsų kambarėlis. O, prašau, romantišan. Viskas. O, kaip gražiai. Prašau. Nu, super. Nu ir dar parašė mums laišką kažkokią. Į sveikatą, sveiki atvykę į Romą. Nu, gražu. 6:30 ryto. Jau tokia eilė į muziejų. Žiaurų. Eik tu savo. Eik tu savo. O čia geras. Ką, labas rytas. 7 ryto. Mes judam link Vatikano. Labai gražus rytas. Šilta. Gerai. Praėjo valandėlė. Eilė belen kokia. Aš čia nežinau net kokio dydžio čia. Čia 300 metrų. Ir čia nesimato, kur pabaiga tos eilės. O tai va, ten. O, lele. Gerai, nuimam laiką. Laikas yra po 7:24. Pažiūrėsim, kada papulsim. Kiek laiko laukti, jeigu čia yra dabar kokie 600 metrų iki įėjimo. Nu va, 2 valandos su biškučiu ir mes jau esam prie Vatikano muziejaus vartų. O čia sekanti eilė prie įėjimo į baziliką. Va taip va. Tokia ta Roma. Pilna turistų. Nu ir sustojam papietauti itališkų makaronų. Arba picos itališkos. Nu, skanaus. Tokį koliziejų pastatė per 10 metų. Naudojo akmenis. Turėjo 80 įėjimų aplinkui. Kovojo gladiatoriai 300 metų. Buvo visko. Gaila, Lietuvoje negalim pastatyti stadiono jau daugiau negu 30 metų. Turbūt nemažai vestuvių čia vyksta, o po to jau prisegamos spynos. Bet kiek spynų.
O taip, va. Prašau. Čia toks buvo Romos forumas pastatytas. O čia jo likučiai. Naktiniai belikę. Rytą ateisim dieną apžiūrėsim. Daugiau. Bet irgi įdomi sugalvota vakariniam pasivaikščiojimui. Esam prie Viktoro Emanuelio paminklo. Tai viskas, ką jūs matom. Tai yra paminklas. Pastatytas dar 1890, tiksliau pradėtas statyti. Pabaigtas 1910. Gal šiek tiek naujas šitam visam Romos žavesį. Bet nieko, gražiai atrodo. Naktinis Romos gyvenimas. Kažkas dainuoja, kažkas žaidžia, kažkas vaikšto. O mes judam link Panteono, Trevi fontano. Bet dar gal kažkur. Nu ką, mes čia prie Panteono. Vidų gal dabar nepapulsim, bet rytoj tai tikrai užeisim į vidų. Žmonių, bet kiek čia prisirinkę vaikšto, žiūri. Ir aišku, kaip Italija be ledų, kokio nori skonių, rūšių, vafliukai visokiausi, makaruncai. Dar iki Trevi fontano nedaėjom, bet jau ledų labai norėjom, tai mėtiniai ir pasiflora, o ten kažkur Trevi. Skanaus. Nu ką, pagaliau Trevi fontanėlis. Aišku, nieko nėra vandenėlio. Bet vis tiek turistų pilna čia. Visokiausių kavinėlių, kavinių. Nėra iš tikrųjų taip labai brangiai kavinė, jeigu kokteiliukas, špricas, 6 euriukai. Šiaip pavalgyt 4 už 60 eurų gali. Tai tas pats kaip Lietuvoje. Tai va, atėjom prie Marko Aurelijaus obelisko. Buvo čia pastatyta jam. Viduje yra laiptai. Kažkada leidžia turistam pakilt viduje. Nieko gražiai. Judam link to Trevi fontano, judam. Nuoplėkėm senamiesčio dalį. Varom namo. Greit vidurnaktį.